Tai... No, okay. Oh, God. I'm too fat, you know, for running. Too big. Pirta biškiai anksčiau atvažiavo. Ganėtinai anksčiau palyginus. Nu, pusvalandžių, bet nieko. Tai gerai, kad mes anksčiau atsikėlėm viskus susikrovėm. Tai labas rytas be to. Varom šiandien į uostą. Kitą salą. Į uostą ir plauksim keltu į kitą salą. Mus čia taip skubino, o mūsų vairas auką nuėjo palikti. Gėlytės. O, gal ir pasiėmė. A, jis dar pasiėmė. Tai gal, nu tai turbūt jau pjaustysis greitų metu. Jis yra tai jų Vegetarian Festival, kurie ten turstosi, pjaustosi. Jo, tai kaip ką tik pasakė, čia yra, ten pas yra priekinių cigarečių. Kvepia ir ten yra, mamatas, už cigarečių puta. Ir čia yra sėkmiai, ne? Tu turbūt taip, kaip neša gerovę. Ja. Kadangi jie labai religingi, tai... O mes čia kaip oligarchai važiuojam. Ir kol dar nepamiršau, žinot, gal tokį pirantą yra B-I ilgoji ir D, bit. Kaip galvojat, kaip tai verčiasi kino gamybos? Turbūt jie vien elektromobilius gamina. Tai paraidžiui Build Your Dream vadinas mašina. Automobilis, atsiprašau. Tiek iš mūsų. Tai Pairis Hebrytė sutikom youtuberius, kurie turi Savo kanalą. Savo kanalą 1,3 milo. Aš jo žiūrėdavau. Tai biškai pakalbėjom. Cool. Faina šeiminėlė. Flying Nest vadinas. Jeigu norit, žymėskit akį. Nu ir ką? Atvarėm į su youtuberiais, kaip ir sakiau. Flying Nest iš karto kamerytė. Einam pasidaryti čekiną. Ir plauksim, rangas iškelsim. Tai vat, kažkuris iš šitų bus mūsų. Aš manau, kad turbūt trečias. Biškai veikas yra, ne? Su Sweetboat Hebrytė varo. Čia pažiūrėkit, tokia graži prieplauka. O Kopanganas, man atrodo, yra va ten va. Ai, bet tai čia visai negiliai eina. Iš paskos gelbėtojas plaukia su valtim. Tai turim vieną pakilimą, tai davai, tai yra jo pakilimą, davai vieną nusileidimą padarom, kad jūs žinotumėt, kaip čia viskas vyksta. Pažiūrėkit, koks aš raudonveidis. Nežinau kodėl, nežinau. Pasidarėm čekiną ir einam į laivelį, į keltą, į transporto priemonę. Morning. Sawadee Cup. Va kaip atrodo. Aja? Einam, atsisėsim. Šiaip, o į viršų, uždaryta dar, gal negalima į viršų. Taip va, daug maž tokios vietos. Prie švariausio lango, plius minus.
Nu ir va, toks keltas, per teliką gal filmą rodys, yra tualetai. Šiaip turėtų būti 2 aukštas, kur lauke gali būti, bet nežinau ar. Tai ką, įlipom į mūsų laivą, dabar varysim į Kopanganą. 3-5 minučių, aišku, biški vėluoja viskas, bet čia nieks neskuba, nieks čia neapsikrauna. Galbūt labai gražus vaizdas visur. Išgyvenom audrą. Žiauriai, man tai labai patiko, toks biškį adrenalino ir toks vis tiek pirmas kartas. Matai, ką laivas. Jo, bandžiau filmuoti, bet gal nelabai ir matęs. Tai dabar dar vienas geras, yra viena žinia, kad parašiau per bookingą į mūsų viešbutį ir sakė, kad early check-inas, įsiregistravimas anksti, galimas ir nekainuos. Tai tikėkimės, nepasiteisins mūsų laikom. Pirmas bandymas. Jo, taip, nes pirmas buvo check-inas irgi nemokamas ir kambarys, kas mes tokie, kad čia skūstumėmės, tik neišpuikę esame, ne? Tai va, dabar ką, išlipsim, eisim ieškoti pirdų ieškosim ir ką, judėsim, viešbutuką. Tai dabar mūsų planas bus toks, eit nusipirkti bilietus iškart į Kotao, tada eiti ieškoti pirdą ir susiderinti, kad grinai nuo to laiko iki to, kol mes priduodam ir lipam iš karto į keltą. Ir važiuosim į valgyt, mes nenorim dar, ne? Ir važiuosim į viešbutį. Obemas. Tai galit pasižiūrėti į Kotavo, į vieną pusę su 400 PM, su paprastu, Speedboat 600. Mes imam paprastą, Speedboatas, žiūrėk. 5 minučių, paprastas 1,5 valandos. Apsivemt. O gal ir ne. Bet čia visur fix price, tai nežinau. O dabar publika važiuoja. Mes kaip čigonai. Eistuk nufilmuosi kuprinę mano. Kaip aš. Ir su tokiu
Motoroleriu atvažiavome į didžiulius kalnus. Nežinau, ar matysis, mes gal dėsim, gal nedėsim, nes labai vibravo, aš nežinau, ar kas nors matysis. Nes šiandien pat kalną esam. Va, mūsų viešbutukas. Aišku, mes neįpirkom su tokiu gražiu vaizdu, bet turėtų būti ne ką prastesnis. Nu, 11 po 11 biškiai einam. Čekiną bandyti daryti. Kągi, atvykome ant kalno ir padarom kambario turą. Labą dieną. Ir tuom kambario turas pasibaigė. Nu ką, paprastas gavo, bet mes tulikas, vonia, langas į gamtą. Mes troleibuse gimė, durys atidarytos. Lova, telikas, kondiškė. Veikia? Nu, sakykim, veikia. Čia jokių tarpų nėra. Ir prašau. Tada. Tiek žinių. Na ką, pailsėjom biškį, atsirefrešinom ir varysim biškį į lankytinus objektus. Tiko feršūs, naugai. Nu, čia. Nors kai klausiu, sakė, kad viešbutis pilnas. Ai, ten bariukas yra. Va toks va. Vaizdelis. Gražu. Na kągi, vyrai, mergaitės ir kitai lyčiai save priskiriantys žiūrovai. Koma Beach, jūsų akiai. Prašom ir turim, labai gražu. Bet ir žmonių labai mažai, ne? Čia realiai 4 minutės nuo mūsų viešbučio. Jeigu reikia Utopija Resort, tikrai nebrangus, 5 euriukų patys. Aha, nu tai čia įlanka. A, čia jau Rūra. Ui, pažiūrėkit, jūs pasižiūrėkit, koks miestelis. Nu ką, reikia eiti šokti. Nusipraus savo nuodėmės po pusdienio. Jūs būtumėt matę, kur mes čia važiavom, o dabar dar 100, aš karočią vos užkylom, o dabar dar 100 metrų reiks eiti laiptais, pieškom. 100 metrų, aš manau, sukilimas, tai čia gausis kokia 300 metrų. Nu gerai, hebrytė, aš tikrai dėl savęs nelipčiau, bet dėl jūsų lipu. Tikiuosi atsižvelgsit bent jau kažkokį laiką užmėsit ar subscribe. Būtų gerai, kad ir pakomentuotumėt ką nors. Ačiū. Čia yra Koma viewpointas. Dirba rusų pilietybės žmogelis, sakė, jau 12 metų čia varė iš Sibiro. Tai kiek kalba leido, lygtais vienas be šeimos. Koks skirtumas? Pažiūrėkit, kaip gražu užtat. Wow. Sėdim, kalbam su pačia, kad viewpointų jau kiek turėsim, būsim atsižiūrėję. Nu tai su pačia jau neduok dieve visam gyvenimui. Šitas net nebaisus. Nebaisus? Tik užvažiavimas tragiškas. Ne, šiaip užvažiavimas tragiškas, bet šiaip gražu, nu labai gražu. Vis tiek čia Lietuvoje tokių vaizdų nėra, tai ir Lietuvoje gražu, tai žinai, o mes pripratę jau tą visą grožį matyti, aš įsivaizduoju, jeigu čia gyventum, tai irgi įprastum ir jau čia žinai, kaip ir mes, va, po čia mūsų šešta apžvalgos aikštelė net turbūt ir jau tokio kaip labai didelio įspūdžio nedaro, bet labai gražu. Na ir kągi, mūsų atsargiai pupsik, 3 taškas šiandien yra Kuan Yin Temple. Tai Kuan Yin Temple yra šventikla Kopangan saloje ramioje vietoje, spalvinga budistinė, skirta gailestingumo deivei Kuan Yin. Ji yra įsikūrusi kalvos
viršuje, todėl čia atsiveria nuostabus vaizdai, Chebrytė. Tai vienu žodžiu, įėjimas kainavo, nu čia auka, 40 batų. Kiniečių. Žiūrim, ką toliau. Nu, labai gražiai. Galim pasakyti, kad kiniečiai mėgsta daug spalvų. Ir ką jūs į tai? Super vaizdelis, ką? Labai gražu, tikrai labai gražu. Na ir aukščiausias taškas. Būda. Pažiūrėk, kaip čia gražiai viskas atrodo. Tiesiog wow. Nu tai ką, atvykome. Su fūra važiuoja. Atvykome į tokį turgelį. Papietaut. Ką įste imsim? Dar nesugal. Ne, nu ką čia barėn? Graikų. Varėnikė. Neįsivaizduoju, ten neįsivaizduoju. Atsargiai, neužvinkam balandžio. Humusas, pica, kebabai. Na kągi, mano patiekalas šiandien yra per pietus patajus, taip? Patajus, sakau, tomjamas, sriubytė, labai skani, skoniais turtingas, su grybukais, su vištiena, su viskuom, skopa su pienu. Pas Aistę yra, kas pas tai? Saldi ir, kaip čia, saldžiarūgštė vištiena su daržovėmis ir ryžiais. Skanaus mums, skanaus jums, Aistė su manim nebebendrauja, iš viso aš vienas čia važiuoju. Ir čia turgelis, naktinis čia skaitasi. Tai kiek dabar ankstu valandų? 3. Tai čia turėtų nuo 15 ar nuo 6 atsidaryti. Skanaus jums, važiuojame. Nu, jis toks skaniai pavalgiai. Labai. Ir aš labai skaniai, pažiūrėkit, tuščias lėkščias. Dabar, Kopangane būsit, koks potip? Puntip. Pantip market. Ateinat, praeinat visą turgų. Čia food hallas būna. Ir vienu žodžiu šičia. Kur tas tomjumas dabar? Kokonut sup. Nu vienu žodžiu susirandat. Kainos kaip Bankokė. Valgot ir nedėkokit už patarimą. Atvarėme į kaip vadinės Malibu. Žiūrėk, kiek čia pirdaklėtų daug. Čia mums rekomendavo Aistės draugeška. Turit, sakė, nuvaryt labai gražus paplūdimys. Jie net iš užsienio skrido dėl šito paplūdimio. Arba ne. Galimai. Jau gerai, kad nemokamas stovėjimas. Gal ir gerai čia mums rekomendavo. Čia realiai visai netoli mūsų viešbučio. Čia laipo ant ropės ant virvės. Tikiuosi neiškirs manęs kolaisiu. Gerai, dabar porą kritikos žodžių. Stovintis vanduo beveik, nes įlanka ir labai yra seklu. Viskas užtverta.
Vanduo geltonas žalias, net neskaidrus. Čia maudais tarp valčių yra įtemptos virvės ir iš jų, vis tiek iš tų valčių, čia žinot, nieks apie ekologiją negalvoja. Kažkokios aplinkies yra tokios putos užsimetusios. Smėliukas, viskas tvarkoj, vaizdas gerai, bet vanduo, tai kamo, šiukšlių pilna. Vanduo žalias, labai ta prasme blogai. Čia gali atvažiuoti, pasidaryti fotkę, tai Malibu Beach tikrai neužskaitom. Skaitai įstuk? Neužskaitai, kitais stukas. Sakė, netys maudytis. O čia žinai, kas seka rūko, kas geria, kas šiaip čilina. Ir prie mūsų viešbučiai yra toks baras įdomus. Tai pasižiūrėsim, kas čia. Čia tiesiog čilina, hebra. Tiesiog čilina, su gražiu vaizdu. Čilinimo baras, jeigu ką. Atvarėm su įstuku saulės palidėti. Į 4:20 bar. O, blema, kaip gerai atrodo. Užlipam, pažiūrėsim, kas čia dar matosi. Čia dar gražiau, hebra. Pidydžio bairiai. O, tėvai. Labai gražiai. Tai gerai, mano mėly hebrandūzai, kaip ir vakarieniavom, važiavom saulėlydį, užskaitom šitą tašką, ne? Mums patiko. Kokteiliai skanus, 200 pachtašanų, tai kiek čia gaunasi apie 7 euriukus gal, 6-7. Pripila. Ir rytoj mūsų planas vėl nuo ryto atsikėlus pasistiprinti ir važiuoti, turim 4 taškus, kačiukas, matau, turim 4 taškus. Tai ačiū hebryte, kad žiūrit, jeigu patiko, paspauskit laiką, subscribe, pakomentuokit, būsiu labai labai dėkingas. Aiste, būsi dėkinga? Labai. Labai. Tikrai? Pamirksėk, atsisveikink gražiai su žiūrovais. Gerai, hebryte, ačiū visą.